Tęsiu pasakoti istoriją apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės Davatkos Vidos draugystę. Neilgai tepraėjus laiko nuo to įvykio, kada Kupiškio mieste Tukas, paslydęs ant po kojomis besimėtančios banano žievės, skaudžiai griuvo ant šaligatvio, o nepažįstama jauna moteris suskubo jam į pagalbą, prabėgo tik vos kelios dienos. Ir štai Tukui vėl pasitaikė proga pasikalbėti su ta pačia moterimi. Tukas, būdamas namie prie kompiuterio, savo mobiliajame telefone surinko tą nepažįstamosios duotą telefono numerį, jai tiesiogiai paskambino ir pasikalbėjo. Įsikalbėjo ir nemažai sužinojo vienas apie kitą. Tukas moteriai papasakojo, kad jis yra išsiskyręs, turi mažą vaiką, gyvena Nycių kaime pas savo globėjus, o iš Vidos išgirdo, kad ji jau turi 30 metų, dar netekėjusi ir yra itin labai religinga. Be to, dar ji pasakė pastebėjusi, kad nyciečiui Tukui yra reikalinga gyvenime pagalba ir turi jam paruošusi gerų patarimų. Jei tik Tukas tikrai norėtų pats juos išgirsti. Na, o Tukas asmeniškai visai neturi nieko prieš tam, kad Vida yra religinga, juk ir jo globėjų šeima, kad jinai tikrai neniekina Dievo ir katalikų tikėjimo, jie visai pakankamai tikintys yra, nors kiekvieną sekmadienį ir nevaikšto. Bet bent kelis kartus per metus vis tiek vis nueina per šventes į bažnyčią ir ten pasimeldžia. 2011 m. rugpjūčio 8 diena. Štai kaip galėjo atrodyti tas ilgas ir atviras Tuko ir Vidos pokalbis telefonu, įvykęs 2011 m. rugpjūčio 8 dieną, praėjus vos kelioms dienoms po lemtingo Tuko kritimo Kupiškyje. Mažame mobilaus telefono ekrane sumirksi užrašas "Sujungiama". Tukas sėdi prie savo kompiuterio Nycių kaime, šiek tiek jaudinasi, rankoje gniaužia lapelį su numeriu. Kitoje linijos pusėje pasigirsta tyli, rami melodija, giedama giesmė, o tada fone viskas nutyla. Vida švelniu giedru balsu, klausau. Kas skambina? Tukas kiek neryžtingai kostelėja, alio, laba diena, Vida. Čia Tukas. Tukas Nykštukas iš Nycių kaimo. Atsimenat, prieš kelias dienas Kupiškyje prie bažnyčios, kur ant tos banano žievės taip gražiai įsitiesiau, o jūs man padėjot ir į ambulatoriją nuvedėt. Vida, balsas akimirksniu nušvinta, pasigirsta džiugesys, o Tukai. Žinoma, kad atsimenu. Kaipgi pamiršiu tokį įvykį. Kaip tik šiandien ryte per mišias už jūsų sveikatą pasimeldžiau. Kaip jūsų koja kaip alkūnė. Ar gyja žaizdos? Tukas šypteli, atsilošia kėdėje, ačiū už maldas, matyt, jos tikrai padeda. Gydytojas buvo teisus, tik nubrozdinimas. Jau po truputį vaikštau normaliai, tik va prie kompiuterio kambaryje dabar sėdžiu, reikalus tvarkau ir sumaniau jums paskambinti. Pažadėjau juk. Norėjau dar kartą padėkoti. Vida, šlovė viešpačiui, kad viskas gerai. Labai džiaugiuosi, kad ištesėjote pažadą ir paskambinote. Žinote, Tukai, aš po to mūsų susitikimo vis galvojau apie jūs. Jūs man pasirodėte toks likimo prislėgtas žmogus. Papasakokite, kaip jūs laikotės. Kaip jūsų kasdienybė. Tukas giliai dūsauja, žiūrėdamas į kompiuterio ekraną, na kaip čia pasakius. Po tų skyrybų su žmona Ingrida viskas dar labai šviežia ir sunku. Kaip jau minėjau, dabar gyvenu Nycių kaime pas savo globėjus, katinų šeimą. Jie yra nepaprastai turtingi ir įtakingi asmenys, jie mane labai palaiko, padeda. Sunkiausia, kad likau vienas pats auginti savo mažą sūnelį Keną. Atsakomybė didžiulė, kartais naktimis negaliu užmigti, vis galvoju, kaip čia jam tą motinos šilumą kompensuoti, kaip viską suspėti. O kaip jūs pati, Vida? Papasakokit apie save, juk ambulatorijoje nespėjom normaliai pasišnekėti. Vida tyliai atsidūsta, jos balsas rimtas, subrendęs, o apie mane viskas paprasta, Tukai. Man jau 30 metų. Vis dar netekėjusi gyvenu čia, Kupiškyje. Daugelis mano amžiaus moterų jau turi šeimas, bet aš manau, kad kiekvienam yra savas laikas ir savas planas aukščiau. Aš savo gyvenimą jau seniai esu visiškai paskyrusi Dievui, bažnyčiai ir tikėjimui. Esu labai religinga, man dvasiniai dalykai yra pirmoje vietoje. Pasaulis dabar toks pilnas pagundų ir purvo, o bažnyčioje aš randu tikrąją tiesą ir ramybę.
Tu kas, skubiai įsiterpė, norėdamas nuraminti, žinokit, Vida, man jūsų religingumas visiškai netrukdo ir negąsdina. Priešingai, tai gražu. Mano globėjai Batuotas ir Ksena katinai, pas kuriuos gyvenu, irgi tikrai neniekina Dievo ar katalikų tikėjimo. Jie yra pakankamai tikinti žmonės. Žinoma, mes nesame tokie, kad kiekvieną sekmadienį bėgtume į bažnyčią, tiesiog darbų ūkyje ir gyvenime daug. O ir dar tas jų turimas kaimo turizmo verslas kiek daug brangaus laiko atima. Bet per visas didžiasias šventes kokius kelis kartus per metus būtinai visi nuvažiuojam į Gretimo Kėžių kaimo bažnyčią, ten pasimeldžiam, tradicijų laikomės. Taip, kad bažnyčia ir mums šventas reikalas. Beje, ir mano buvusioji žmona būtent iš to minėto kaimo yra kilusi. Vida pajunta palengvėjimą, balsas tampa dar šiltesnis, kaip gera tai girdėti, tukai. Tai labai svarbu. Jei jūsų globėjai gerbia Dievą, vadinasi, jūsų širdis yra paruošta dvasiniam augimui. Žinote, kai mes kalbėjomės ambulatorijoje ir dabar, kai klausausi jūsų, aš labai aiškiai pastebėjau, kad jums gyvenime yra reikalinga pagalba. Jūs klaidžiojate tamsoje po tų sunkių skyrybų, esate sužeistas. Ir aš jaučiu, kad turiu jums paruošusi labai gerų patarimų. Jie padėtų jums atrasti vidinę ramybę, teisingai išauklėti sūnų Keną ir išvalyti sielą nuo pykčio buvusiai žmonai. Jei tik jūs pats, tukai, tikrai norėtumėte tuos patarimus išgirsti. Tukas, susidomi, pasitaiso marškinius ir toliau įdėmiai klausosi, na, kodėlgi ne? Aš visada pasiruošęs išklausyti protingo žmogaus nuomonę. Ypač dabar, kai jaučiuosi toks pasimetęs. Kokiegi tie jūsų patarimai, Vida? Nuo ko man reikėtų pradėti? Vida, paslaptingai, bet švelniai šypsodamas į ragelį, telefonu visko neišpasakosi, tukai, dvasiniai dalykai reikalauja gyvo žodžio ir ramybės. Leiskime šitiems žodžiams subręsti. Siūlau mums vėl susitikti Kupiškyje, kai tik atvažiuosite autobusu su reikalais. Pamatysite, viešpats ne veltui mus suvedė ant to šaligatvio.